Paryžiaus simboliu jau daugybę metų vadinamas Eifelio bokštas. Paryžiaus metalo pinučių statinys beje kelią į dabartinę šlovę prasiskynęs gana nelengvai. Bokštas buvo pastatytas 1889 metais Prancūzijos revoliucijos 100-osioms metinėms paminėti. Ta proga Paryžiuje buvo rengiama pasaulinė paroda ir Prancūzijos vyriausybė nusprendė, kad būtų gražu pastatyti kokį įsimintiną didingą statinį. Daugiau nei 100 architektų ir dizainerių siūlė savo projektus, bet pasaulinės parodos organizacinis komitetas pasirinko 300 metrų aukščio metalo pinučių bokštą. Šį projektą pasiūlė vokiečių kilmės inžinierius Aleksandras Gustavas Eifelis, kuris specializavosi metalo konstrukcijų srityje. Kaip kontrastą visiems seniems statiniams, Eifelis bokštą pastatė per 2 metus, 2 mėnesius ir 2 dienas. Bokšto konstrukcija buvo labai kruopščiai apskaičiuota, todėl pučiant net stipriausiam vėjui bokštas nesvyruoja daugiau kaip 12 cm.